LED ekranai. Geras. Eik tu. Labas. Labas, Remi. O. Papuošiam tave iš karto. Ačiū labai. Keliaujam. Taip. Ką tu čia veiki? Tu dirbi čia, ne? Taip, dirbu Vilniaus Žalgiryje su rinkodaros projektais, rungtynių dienom, žaidėjais, filmavimais, iš principo plačia vadyba. Okay, labai smagu. The pitch really reminds me of Belgium. I really love it. Immediately Belgium vibes here. Yeah, Belgium is good in soccer. No, they're decent, yeah. They're decent. Nu tai gal einam pasispardysim? No, I never say no to that. Let's go. I'm ready. Tai prasibėgam. Kas greičiau? Nu gerai. Oi, fast. Somebody's used to run. Ja. Nu gerai, good job. Now, aš varau į vartus. And in the meantime, you tell me 3 things what makes a good manager while taking penalties. Okay. Try to score on me. Okay, first, turi būti lankstus, nes greit viskas sporte keičiasi, reikia prisitaikyti prie situacijų. Gerai. Almost. Good shot. Second one. Turi gerai planuoti laiką, nes viskas irgi vyksta labai įtemptai, reikia gerai planuoti laiką ir darbus. Okay. More power already. I see what's going to be with the third one. I'm afraid you will take my shot. Ir trečias, kūrybingas, nes reikia ir prisitaikyti prie situacijų, ir žmonės pakviesti stadionus kūrybingai. Gerai. Tai va, čia mūsų atsinaujinusi VIP zona, stadiono visas tribūnos matosi, LED ekranai. Geras, atrodo labai faina čia dirbti. Taip, tikrai. And in general, like in this kind of organizations, they are looking for young people in Lithuania? Taip, Lietuvos futbolo klubai labai sparčiai pradėjo plėstis, pristatė savo vizijas, tikrai auga ir mes, ir Marijampolė, ir Kauno Žalgiris, tai tikrai manau, kad visi ieškome jaunų, motyvuotų žmonių, kurie nori augti kartu su organizacija ir prisidėti prie Lietuvos futbolo augimo. Okay, nice. So now I'm finishing my bachelor at LSU, so maybe I can become your colleague, no? We'll see. No? Maybe. Tai jeigu tau patinka sportas, svajoji dirbti sporto srityje, nebijok, siek savo svajonių, studijuok sporto universitete, atlik praktiką sporto organizacijose, savanoriauk renginiuose, nes Lietuvos sportas tikrai laukia tavęs.